Kodėl išnyko FIFOs? FIFOs, kaip ir marozai, buvo plačiai paplitusios visoje Lietuvoje. Visuose kiemuose, mokyklose, rofkėse, kolegijose ar univieruose FIFOs veisdavos kaip širšės. FIFų niekas nebijojo tol, kol jos nepaleisdavo savo wolveriniškų nagų į kovą arba kol nepradėdavo rodyti FIFų kovos meno, ilgai treniruotų, juodojo diržo vertų, plaukų tampimo veiksmų. Nusikelkime 2000-uosius į FIFų auksinę erą. Kokia tavo didžiausia svajonė? Aš norėčiau atsidaryti savo gelinių nagučių saloną Sandrutės Nails ir blakstienų laminavimą Sandrutės Laminatas. Laminatą norite pradėti kloti? Taip, ant blakstienų. FIFOs tiesiog dominavo tokiame socialinėme tinkle kaip one.lt, 30x30, 50x50 ir FRM. Pagal Easterno teoriją, kuo daugiau 50x50 turėjai, tuo šustresnė FIFA tu buvai. Kuo daugiau prispamindavo į tavo forumą, tuo šustresnė FIFA tu buvai. Kuo daugiau draugų turėjai oniai, tuo šustresnė FIFA tu buvai. Ai, dar dovanėlės kaip gibėjų. Negalime atmesti to fakto, kad bachūrai iš FIFų prikolino. Iš jų pizdavojosi, bet giliai širdyje jie norėjo turėti tokį aksesuarą. Pašonėje kaip FIFA, o dar labiau peroksidinė FIFA. FIFOs ir Ryžikės, žiūrėkit, tokių vaikinų kaip aš, dauguma yra, jūs nevertos esat mūsų, tokių kaip aš ir visi mano bendri tokie žmonės. FIFA kaip gerai dresiruotas šuniukas. Ką pasakysi, tą padarys. Tačiau išlaikyti FIFA tau, pieninių ūsų savininkui, būtų tiesiog misija neįmanoma. 2000-ųjų FIFoms reikėjo plasmasinių nagiukų, kuriuos klijuodavo aukščiausios klasės barako meistrės Nails by Sigita, firminių kvepaliukų Dolce & Gabbana. Labai daug kokybiško, neraudono špakliaus. Tu ar prausiesi? Prausiuosi. Nes aš žiūriu, tu labai daug makiažo uždėjęs, tai labai. Tu sakei prausiesi, va matai, aš tokio tamsumo savo medžius nuo zuikių tepu. Klijuojamų blakstienų, kurias prieš einant miegot gali nusimti kaip protezus ir ryte vėl užsidėti. Maksimaliai lygių plaukų, kad gulščiukas rodytų visišką lygumą be jokio nukrypimo. Ir aišku, prabangių šmutkių su daug blizgėsio. Geriausia rožinių. FIFOs yra pačios bjauriausios, nes vienu žodžiu jos kenkia bernų pavidalams. FIFAs galėjo sau leisti tik tie, kas kišenėje turėjo litų. Už tų laikų prabangą tekdavo susimokėti. Arba turėjo būti rimtas marozas. Tokie FIFoms irgi labai patikdavo, nes dominacija būdavo viskas. 2010-ieji įvyko FIFų evoliucija, panašiai kaip Pokemonų, bet ar jos patobulėjo? Ką galvo, kokia FIFA, tai ir gal nieko nenusimano? FIFos pradėjo skirstytis į kelias kategorijas – rajonskos, džyminės, užsienio pachalčikų išlaikytinės ir taip toliau. Kiti pomėgiai, kitos veiklos, kitokie prioritetai jūs pagalvosit. Deja, pakalbėsime apie pačią populiariausią tų laikų FIFų kategoriją – rajonskos FIFos. Su FIFų evoliucija bei kategorijom atėjo ir naujos mados tendencijos. Juodos timpos, juoda koža, juodi Nike Runner kėdai, juodi plaukai, juodos blakstienos, juodi nagai, špaklius ir tiek kvepalų, kad patalpose visos musės išmirdavo. Jeigu tu mokyklos suole sėdėdavo už FIFos, tai tikriausiai tekdavo sėdėti su dujokaukė. Tų laikų kiekvieno dvyliktoko, profkinio ar bakalauristo svajonė. 2010-aisiais buvo paprasčiau nusičiupti FIFA, nes atsiradus FIFų kategorijoms įvyko jų įsiskaidimas į skirtingas grupės. Vietoj to, kad jos būdavo visos vienodos ir neprieinamos, atsiradus skirtingoms FIFoms viskas pasikeitė. Tau realiai užtekdavo turėti BMW markės automobilį ir pitakėlį ant kebabo. Sau ant kebabo, aišku. Man patinka bamsai, jeigu vaikinas bus su golfu, pasiimsiu pinigus. Pasiemi kebabą, nusiveži FIFA prie Marių ir turi gerą vakarą. Romantika ir taip toliau. 2020-ieji. FIFos taip gerai užsimaskavo savo špakliuje, kad mes net nebeatskiriam, kuri galėtų būti FIFA, o kuri ne. FIFA milijonai. Prisižiūrėjusios Kardashianų ir make-up tutorialų, FIFos tapo visos vienodos. FIFos, eikat į kaimą gyventi, o ne mieste. Tai jums tenai verta gyvenimas toks.
yra tam kaina. Didelis downgrade'as nuo 2010 metų, kai dar buvo bent kažkoks išskirtinumas ir būdavo iš ko rinktis pagal kiekvieno skonį. Viską, ką įmanoma priauginti, viskas turi būti priauginta. Toks yra šiuolaikinių FIFA kodeksas, panašiai kaip piratų kodeksas. Lūpos pūstos kaip zalupa. Grūdakas pripūstas, firminiai rūbai bei aksesuarai – Gucci, Louis Vuitton, Guess, o patys firminiškiausi rūbai bei aksesuarai parduodami ne kur kitur, o saulėtojoj Turkijoje. Nesvarbu rytas, vakaras ar naktis. Vakarinis make-upas visada on top. Mano dienotvarkė labai užimta. Grožio procedūros bei privačios treniruotės su fitneso treneriu. Kam man dirbt, jeigu dirba durnelis Pahalčikas ir veda man babkes? Man te reikia savaitę su juo pagyventi ir aš vėl 9 dangui. FIFOS antiek užsimaskavo, kad net pakeitė savo pavadinimą. Dabar jos dažniausiai save vadina šiuolaikiškais, fancy pavadinimais. Make-up ekspertės, promo mergaitės, Instagramo modeliai arba net influencerės su 10 000 indų susekėjų Instagrame. Hello, how are you? I am under the water. Ar turite idėjų verslui? Planuoju atsidaryti savo perfumo šopą, pardavinėti kokybiškiausius kvepalus iš Italijos, kurie bus pagaminti ne kur kitur, o Indijos padvaluose. Aišku, ne aš pati, o vyras už mane viską padarys. Aš tai tik uždirbsiu kalnus pinigų. O jeigu nepaeis, tiesiog būsiu OnlyFans žvaigždė. Nors ir OnlyLT jau nebe toks, koks buvo 2000-aisiais, TikTokas ir Instagramas labai padeda šiuolaikiniams fifoms kelti įvairiausius skandalus, koks kujovosios vyras, pasakoti apie savo ahujienus elektrinius paspirtukus ir visą kitą labai visiems įdomią huinę. Jeigu galvojat, kad fifos išnyko, dėja, jos tik pakeitė pavadinimą, užsimaskavo savo špakliuose ir patobulino savo išvaizdą. Kitaip sakant, evoliucionavo. Norėčiau perduoti visiems žiumbrams, tokios kaip aš daugiau nebus. Ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, laikas ir subscribas iš jūsų.